kai skubi ir išeini tais batais. Šiaip dabar tokia ta diena ant skubėjimo, nes dar noris pamatyti, o haikai iš tikrųjų nėra tokie trumpi. Tai kas buvo trumpesni, tai tas Brais ežeras, bet ir tai, noris vis tiek kažkiek pasižiūrėti, ne, kad apeiti ir viskas. Ir dabar va vykstam. Vienas bus Siseda Ridgeline ir Peitler Kofel. Apie jį nėra šiaip daug informacijos, bet gražus, tai bandysim irgi. Viskas. Tai va, pamačiau, kad net su pasta ant lūpų įrašinėjau. Tai tik dar labiau patvirtina, ant kiek mes skubam šiandien. Ir jaučiasi įtampėlė, biški nuovargėlis šiek tiek jau. Bet judam toliau. Šiaip gyvenam pačiuose kalnuose ir vakar, kai važiavom, tie keliukai, tiesiog kur viena mašina gali prasilenkti ir tu tais kalnais važiuoji ir labai už posūkių nesimato absoliučiai, kartais tu turi taip lėtai važiuoti. Yra padarytos salelės, kur galima sustot, bet jeigu, tarkim, siauram keliai susitinka vienoje priešais kitą mašinas, tai kažkuri turi atbulinių važiuoti, kad galėtų praleisti. Tai komunikuoti reikia. Tai iš pirmo, kai važiavom, tai labai, nejauku tikrai, ta prasme, tokiais važiuoti vien dėl to, kad, tarkim, tu pats vairuoji, tu sustabdysi, bet niekad nežinai, gal ta kita mašina nesustabdys. Tai aukštai gyvenam. Temperatūra automatiškai yra žemesnė, tai kartais yra sunku nuspėti ir plius, kai čia tas oras toks kintantis, tai karšta, tai šilta, tai šalta. Ir įdomus faktas tas, kad šitam regione Dolomito gyveno 2/3 vokiečių. Ir tas labai jaučiasi, nes yra labai daug vokiškų pavadinimų, kai kur netgi eina pirmiau, tarkim, kelių važiuoja yra Dankė apačioj, tik tai Gracija, tiesiog, vien vokiškai, tai čia tiesiog aplinkoje, jie šneka itališkai, bet jie visur atrodo vokiškai, net kai kur muzikos vokiečių kalba. Ir prie to vietoje, kur gyvenom, ta moteris irgi šnekėjo tik tai vokiškai. Tai kai kur eina susikalbėti angliškai, bet kai kur nelabai, tai bet vis tiek priima. Tai reiks labiau pasidomėti, kodėl čia taip. Ir čia, kur gyvenam, tai nelabai yra parduotuvių. Jų yra, bet jos išmėtytos biški ir dirba tik iki 8, tai mes vakar net nespėjom nusipirkti vandens ir dabar sustojom. Tai Rokas nuėjo ir gavo 1 vandens. Kaimo parduotuvė tokia, ten išsišneka, išsirinko atvirutę, ko moteris. Iš 100 atviručių. Vietinė fauna, labai tokios mažytės, nėra tokia prekybcentre. Reiktų po to susirasim, kur ryšio nėra. Važiuojam. Užkilimas į abi pusės 39,50 €. Keista, kai sniego nėra, ne? Kerti su kaltuvu. Ui. Tie, kurie kilo. Čia tie, kurie kilo, Rokas sako. Nesėkmingai. Slidinėjimo kurortas Valgardena. Čia yra, ane? Žmonės atvaro slidinėti. Vasara. Vasara, kaip mes.
Pasiėmėm snowboardus, bet žiūrim, sniego nėra. Neturime snowboardą. Turim. Jau turim. Kol vlogas išeis jau turėsim. Nu jau. Ir veiksmas. Action. Sveiki atvykę į Endless Route vlogą. Šiandieną matysite Sisėdą viršukalnę. Turėtų būti gražus šlaitas, pasistatė mašiną parkinge, valanda €90. Stovimas.
Smegenas. Su vaizdu. Patiko? Patiko. Į kitą žygį neisim. Nelabai spėjom ir nenorim persiplėšti. Dar reikia susirasti nakvynę rytoj Šveicarijoje. Taip. Reiks pavalgyti, reiks susigalvoti, ką veiksim Šveicarijoje. Ir taip pat ieškoti Prahoj vietos. Taip. Nes kitas žygis irgi apie 4 valandas kelio. Tai nebent vakare važiuoti, žinai, bet vėl bus kaip vakar. Grįšim nusikalę. Jeigu nėra šlapi, nes tie orai čia neprognozuojami. Pasileidžia greičiau. Sugrįžom. Užtrukom 4,5 valandos. Užsižaidėm standartiškai. Turim. Einam link Magdalenos bažnyčios. Daug čia tas slidinėjimo kurorto. Jūs gražuolės. Gražuolė. Tai va tokia dienelė. Vis dėlto tik vieną žygį ėjom, bet dar pažygiavom prie Magdalenos bažnyčios, nes į Sesėdą užsikėlėm, galvom gal leisimės, bet į abi pusės 40 €, o jeigu tik į vieną pusę 30 €, tai į abi iškart pasiėmėm ir ten iš tikro jeigu eiti, tai būtų ką veikti. Nu, aišku, ten su mašina turėtum žymiai aukščiau užkilti, nes ten keliesi su 2 keltuvais, keltuvais ir užsikėlėm, tai ten kol pavaikščiojom, viską apžiūrėjom, visus stoji, pafilmuoji, pafotografuoji. Tada sustojom kavos ir štrudėlio pavalgėm. Galvom gal pietaut, bet kažkaip sako, man nusileidė papietausim. Tai tada dar Rokas sugalvojo FPV pakelti, tai vėl atgalėjom, tai tokia pavaikščiom, kol nusileidom ir išvažiavom. Ir dabar važiavom iki Pardės, vandens ir namučių. Užsipylė Rokas dabar kuro. Kuras €90, darbo €89. Pavyko? Jo. Gerai. Ką tu galvoji? Aišku, kad pavyko. Lekiam. Ką tik buvo žiūriu, aš čia filmuoju ir aš žiūriu atsidaręs bakelis, kuro neužtarytas ir pasižiūriu gal ir žiūriu ten šlangą. Knew that was gonna happen.
Ir aš galvoju, kad Rokas neištraukė, eik tu načių. Visi. Sakau, duriniau, ką tu žinai. Tai Rokas nebesvai. Nu, dienelė tai super ir dar plus. Topas būtų. Topas dienos ir dar plus man vis kažkodėl dronas ir pultas įsijungdavo kupriniai ir mes tam susėdę darėm, sugalvojau daryti timelapsą. Ir žodžiu, darau timelapsą ir kažkaip girdim, kad kažkas droną įsijungia, galvom, kur čia tas skraido tas dronas. O ten mūsų pultas, man atrodo, įsijungęs buvo, tai mes po to jis pradėjo jau pepsėti, tai sustabdžiau tą timelapsą, aišku, nebedariau. Ir dabar važiavam link tas Magdalenos ir vėl kažkaip tas muzikėlė drono garsas. Ir galvoju, išjungsiu šitą droną ir ištraukiau ir toksikai tas buvo, ta prasme, aš net nusideginau kažkiek pirštus nuo pačio drono, jis buvo ten perkaitęs, tai įsigandau labai. Tai tikiuosi, kad viskas jam gerai. Tęsiam dieną. Einam apsipirkti.